tai kodėl vyr trenerio postą buvo pasirinktas būtent Robertas Giedraitis? Na, iš tikro, Robertas galbūt atitiko mūsų taip įsivaizduojama galbūt klubo, trenerio modelį šiuo metu, kokį mes ir matėm. Žinote, kad jau su Gintaru Kručkausku nepavyko susitarti, todėl sekantį trenerį galbūt taip ir įsivaizdavome. Manau, kad jis kaip ir turėtų būti jaunas, ambicingas, ir jau ragavęs ir, sakykime, šiek tiek patyręs. Galbūt Robertas Giedraitis 2 kartus buvo Šiaulių vyr treneriu ir tuo pačiu jisai jaunimą yra treniravęs, tai studentų rinktinės ne vienas iki reiškis ir todėl galbūt ir gavosi tas toks geras modelis toks. Ir aišku, buvo ne vienas, sakykime, kandidatas svarstytas. Be jokios abejonės tiek finansinės sąlygos buvo svarbios. Viską sudėjus kažkaip tai mums neblogai gavosi sutarti. Esat žaidę kartu Šiaulių komandoje, turbūt esat žaidęs ir kai Robertas buvo jau treneriu, ar ne? Bent jau žaidė, tai tikrai esat kartu. Taip. Kokios žmogiškos savybės, kokiam pasižymi šis treneris? Tai man galbūt aš, sakykime, jį pažįstu, nors iš tikro, kiek buvo kandidatų, tai su daugelis buvo ir mano trenerių buvusių ir vėlgi žaidę esam praktiškai, nemažai vis tiek krepšinio pasaulyje esi, todėl tokio žmogaus, kurio gal nepažintum, taip ir nėra, bet Robertas, kadangi jisai buvo mano žaidžiančių trenerių, kokiu aš dabar pats esu, todėl aš žinau, kad jisai tikrai maksimalistas, didžiulis kovotojas ir turi šalto proto, kadangi ir pats buvo iš žaidėjų ir jo pasitikėjo ir Antanas Sireika. Taip kad aš manau, kad visos savybės tikrai tik tai teigiamos, o parodys laikas, kaip jam pavyks nudirbti tą darbą ir mūsų galbūt iškeltus tikslus pasiekti. Dirbsi kartu trenerių štabe? Dirbsi. Ateinantį sezoną, kokius klubas kelia tikslus, ar jau galima kalbėti apie tai? Galima kalbėti, nes jau suformuoti tikslai. Taip, 8 įvardinama kaip minimalus siekis, o toliau, kaip galbūt, kodėl nepasvajoti apie tą pačią 4. Kada galima tikėtis pirmųjų komandos komplektavimo detalių, turiu galvoje žaidėjus? Mes renkamėms klasikinį modelį normalų. Pirmą treneris, toliau seka žaidėjų. Todėl Robertas Giedraitis, aišku, spręs dėl žaidėjų kandidatūrų. Aišku, šalia aš būsiu, nes žinau tiek finansinės klubo sąlygas, galimybės. Todėl bendromis pajėgomis, kaip sako, manau, prasidės darbas rimtas, konkretus. O kada jis pavyks užbaigti, tai čia mes galbūt taip vėlgi neskubam, aišku, norėtųsi kuo greičiau, bet... Treneris minėjo, kad iki rugpjūčio 15 dienos norėtų turėti bent jau didžiausią, bent jau branduolį komandas. Ar sutinkat su to, kad spėsit? Aš manau, darbą padaryti, jeigu yra finansai, ištekliai tikrai neriboti, tai čia didelių galbūt problemų nekiltų, bet suprantama, kad esam tikrai Utenos miestas ir ten mūsų galimybės yra tikrai tokios, kokios yra, todėl tikrai teks galvą pasukti, rinktis ir svarstyti, sverti, žiūrėti, taip kad čia didelis labai darbas.